Sveiki, sveiki. Ačiū, kad stebit mano kanalą ir prenumeruojat, ačiū, kad spaudžiat patiktuką, ačiū, kad komentuojat, kuo nudžiugins mus rytojus. Pasižiūrim ir kortos pasakys. Įsirinkit, kaip jūs mėgstat. 5 neimsim šį kartą. Ir įsirinkti jūs mokat greitai, todėl skaitau iš karto. Tai karalienė, tai valdovė ir ji yra labai, kaip ir karalienė, labai išmintinga, labai tokia apsišvietus, gilinasi į visokius reikalus, rašo raštus ir įsakymus, viską daro tik teisingai ir apskaičiuotai. Jūs rytoj atsidursit karalienės vietoj ir norėsit viską sukontroliuoti, viską suvaldyti, viską užrašyti. Galbūt net persistengsit kai kuriuose vietose, o gal ir ne. Tai tiesiog pažiūrėsit iš kitos pusės į viską. Taip, iš tos pusės, kad kiek tai kainuoja, kiek tai užima laiko jūsų, kiek tai apsimoka, kiek tai naudinga, kiek tai tvarkinga. Visai neleisit niekam kažkaip vykti pro šalį. Viską būsit apgalvoję ir viskuo pasirūpinę. Taip. Žinoma, kad tai jūs nudžiugins. Jūs suprasit, kad jūs galit ir šitaip viskam vadovauti. Gal jūs ir nelabai mėgstat, o gal jūs ir labai mėgstat. O gal jūs ir labai mėgstat viską labai gražiai sutvarkyti, išlyginti ir apskaičiuoti, bet ne visada turit tam laiko, tai rytoj turėsit. O gal jūs ir nelabai mėgstat ten visko tvarkyti, bet rytoj labai pamėgsit. Žodžiu, bus tokia diena, kai jūs viską sutvarkysit, išrikiuosit, apgalvosit ir apsidžiaugsit, kad viskas taip gražiai išsisprendė. Taip, čia meilės reikalai jau. Jeigu jūs ieškojot meilės, tai meilė jau čia pat. Jau už jūsų nugaros ar užeina pro duris. Bet jeigu jūs jau su meilė seniai geruoju, jeigu jūs jau turit ir šeimą, ir būrį vaikų, tai jum rytoj bus tiesiog tokia švelni, maloni diena, kuri jum ir primins apie tai, kiek jūs turit meilės, kiek jūs gaunat meilės, kiek jūs dalinatės, kiek jūsų širdis kupina to tokio šilto jausmo, džiuginančio. Ir jūs viskas aplinkui džiugins, kadangi jūs nuolatos jaučiat tą visą simpatiją viskam. Jūs jau nuo pat ryto džiugins jūsų šeima, jūsų vaikai, jūsų nauji indai, jūsų graži mašina ar jūsų simpatiški gyvūnėliai, kurie namie gyvena, kokie nors šuniukai, kačiukai ar maža kas ten, ką jūs ten priaukinę. Jūs turėsit labai šiltą, malonę dieną. Gal jūs net svečiai aplankys, taip pat tokie svečiai, kurie jūs myli ir mėgsta, ir gal dovanų atneš, o gal ir neatneš dovanų, tiesiog šiaip pasidžiaugsit vieni kitais. Gera bus diena, miela, simpatiška, kupina šviesos ir meilės, ir tai būtinai jūs nudžiugins. Tai va, trečiasis variantas truputėlį pasijus sustabdytas ir kažkaip supančiotas į kažkokias pinklės. Jūs tarytum buvot jau labai nusiteikę kažkur bėgt, važiuot, kalnus nuverst ir tos energijos kaip ir buvo ir staiga jūs žiūrit, kad jūs visai nenorit verst jokių kalnų. Kad jūs norit geriau pasėdėt ir pažiūrėt, kaip čia viskas aplinkui žydi, koks gražus oras, kokie
Tokie jūs apims jausmai, tokie nelabai moksliški, kur negali pasakyti, kodėl tu sustoji ir žiūri į tą debesį. Tai jūs sustosit arba jūs sustabdys ir jūs pastebėsit, kad puikiai pasaulis apsieina ir be jūsų brūzdėjimo, be jūsų bėgimo, be jūsų ten kažkokių ypatingų pastangų, jūs galit savo sėdėti ir stebėti viską iš aukščiau, kaip matapuokas koks nors sėdi. Ar pelėda. Ir jums tai patiks, ir jūs pažiūrėsit, kaip gerai viskas darosi be manęs, kaip viskas sprendžiasi savaime, o aš galiu sėdėti ir stebėti. Nebloga tokia diena, sakyčiau. Dabar, čia šiek reikės ketvirtam variantui tokių įdomių pastangų įdėti. Jūs irgi susidursit su situacija, kuri tokia nekasdieniška. Tas meškutis čia įkliuvo į kažkokius popierius ir galvoja, kaip čia dabar išsikapanot. Žinoma, kad jis iš ten išeis, bet jam nebus paprasta. Jūs taip pat rytoj turėsit apie ką pagalvoti, turėsit kur parodyti savo ypatingą išradingumą, savo kažkokią išmintį, nes jūs atsidursit kažkokioj nevisiškai palankioj situacijoje, net nebūtinai nepalankioj, bet kažkokioj neįprastoj, kur tikrai jum reikės įjungti savo išmanumą. Gal jūs nusipirksit kokį aparatą, kokio dar neturėjot, ir turėsit instrukciją, kuri nebus labai aiški, ir privalėsit ją išsiaiškinti. Žinoma, kad jūs išsiaiškinsit, bet tai bus nelabai paprasta, už tai labai įdomu.